kiūro ir prakiūro duslę, žiūriu pagaliau. Jau seniai kiūro, bet dar taip žiauriai nebuvo. O dabar, kaip žiūriu, tai visiškai prakiūro. Prikolas, kad su prakiūrius tą duslę, žiūriu, mano Seatas įgavo tokių sportinių garsų. Nežinau, kažkaip reikia pamėginti, parodyti. Žodžiu, spaudi gazą ir kai atleidi toks povo, kaip suveikimas gaunasi. Nežinau, ar girdisi, bet tikiuosi girdisi. Žodžiu, tokia situacija, kad galvoju reikia tą duslę susivirinti, nes jau atsibodo važinėti su perpenčia. Ir šiaip ryte, kai užsivedu, tai kaimynai visi žiūri, galvoja, kas čia su kokiu kaip ir važiuoja. Tai galvoju, reikia prisivirinti visą tą reikalą. Buvau nuvaręs į servizą. Kadangi šalta, kad šiaip nesinori aš labai krapštys prie tos mašinos. Nuvažiuoju į servizą, sako, nu, to reikia keisti tą, čia nuo bakelio atitrūkę, visą bakelį reikia keisti, tipo 100 eurų kažkur plius minus. Nu, sakau, man nereikia to bakelio keisti, davai pavirinkit ir viskas tenai. Nu, jie sako, 20 eurų nieko mes čia daugiau nedarysim, kadangi tipo ten reikia virinti apie 10 cm, o vienas cm virinimo 2 eurai kainuoja. Galvoju, nafik, važiuoju, pasiimsiu kempą ir aš pavirinsiu biškį tą duslę ir laikys man čia, gal tie orai pagerės, o paskui žiūrėsiu. Gal tą bakelį naują pasikeisiu ir viskas bus gerai. Gerai, tada varau į kaimą, varysiu pasigį, pasiskolinti kempą, nu ir žiūrėsiu, kas ten gero yra po to dugnu. Bet esmė yra tokia, kad ten atitrūkiai yra nuo bakelio. Viskas. Tai va. Nu, va, tokie reikalai, kad yra atitrūkę, bakelis atitrūkęs. Tiksliau, joks šio bakelis, čia yra katalizatorius. Ir galvoju, kad to pačiu reikės išmušti tą katalizatorių lauk, kadangi čia kaip ir nereikalingas yra. Kaip kas žino, kad katalizatorius tai katalizuoja išmetamasias dujas ir, žodžiu, ten kaip iš CO, tenai paverčia į CO2. Ir taip toliau dabar nelabai atsimenu. Šiaip tai katalizatorius yra veiksmingas maždaug apie 150 000 km, kadangi šitas Seatas jau privažiavęs apie 300 000 km, tai šitas katalizatorius visiškai nereikalingas yra.
Pridaviau katalizą. Į EMP supirktuvę. Gavau 21 eurą. Žodžiu, ten katalizatoriai yra, jie visi skirtingi. Paima specialų prietaisą, pamatuoja, kiek dar yra likę tų aktyvių metalų jame, kiek jisai yra susidėvėjęs, paskaičiuoja kilogramo kainą, nu, žodžiu, vat. Už kilogramą būčiau gavęs 35 eurus, bet kadangi pas manęs ištėrė 600 gramų, tai gavau 21 eurą. Tokie reikaliukai. Nu ką, visai neblogai. Už tą 21 eurą galės kūro įsipilti.